daugelis nuo mokyklos laikų, nuo vidurinės, turbūt nuo 14-15 metų. Iš tikrųjų, tai aš prozininkė turiu prisipažinti, bet kažkada net mes juokėmės, kad net toks užkietėjęs prozininkas kaip Danielius Mušinskas pasirodo yra rašęs eilėraščių. Tai ir aš tarsi pradėjau nuo eilėraščių, bet iš tikrųjų tai esu parašęs tik 2 poezijos knygas. Eilėraščiai man kaip sugautos akimirkos, netikėtos, tai pastebėjimai, nušvitimai, netikėtumai. O proza yra sunkus, ilgas darbas, nuolatiniai ginčiai su herojais. O čia tarsi ištinka jie mane ir aš juos užrašau. Tai pirma knyga pasirodė 2004 metais ir dabar po 20 metų, 2024 išėjo antroji. Tai tiesiog tų akimirkų prisirenka ir išeina knyga. Manau, kad yra ta atsakomybė ir manau, kad didelė atsakomybė. Jeigu jos nebūtų, mes turbūt vakar nebūtumėm diskutavę, kokia yra minkštoji ar kietoji poezijos galia. Tai jeigu mes pažvelgsim atgal per mūsų istoriją, žinom, kad labai dažnai didelės revoliucijos vykdavo su tam tikrų poetų, tam tikrai žodžiais lūpose, minios juos skanduodavo. Tai manau, kad tas, kuris rašo, visada turėtų galvot, kokią mintį, kokį užtaisą jis paleidžia į viešumą. Ir jeigu grįžtant dar prie poezijos, kaip aš sakiau, prie tų akimirkų, tai man atrodo, kad eilėraštis tai ir yra tokia savotiška, gal kulka netgi sakyčiau, mintis koncentruota, kurį tą smilkinį pataiko ir kartais be abejo jį gali ir pakylėti, ir suteikti vilties, ir kažką gražaus nuveikti, bet kartais jį gali ir labai pakenkti. Tai manau, kad kiekvienas turėtų būti atsakingas už savo žodžius. Neįmanoma. Aš netikiu, kad koks nors dirbtinis intelektas kada nors parašys geriau už žmogų. Tai 100% ir labai bijau, kad ta pseudo poezija kaip virusas neišplistų. Dirbtinė poezija, o tikroji poezija privalo gyvuoti, man atrodo, kad kol žmogus, kol bus tas homo sapiens, jis vis vien kurs, jis vis vien, tą Dievo dovaną sugebės išnaudoti ir ją skleisti.